Nu va, šį kartą turim tokį kosminį magnetofoną, skraidančio kometo. Čia vadedas vien rytelą, čia vadedas kiot rytelą, taip jos atrodo iš toliau. Va toks yra magnetofonas. Čia yra pora indikatorių. Čionai po to dedas galvutės po tuo dangtel. Čia reguliuojas greivs 9 arba 19, o čia yra prasukims į kairę arba dešinę pusę. Čia yra valdymo knopkės. Viens kanals, kits kanals, įrašom stops arba įjungims. O čia yra garso lygio reguliatorė. Čia yra irgi kanalų įjungims arba įrašoms. O čia yra rankenėlė žemų aukštų vieną kanalą ir kitą kanalą. Va toks yra kosminis magnetofonas. Taip jos atrodo. Pažiūrėkim, kas daras po dangtel. Jos gražiai viršų, va taip atsidaro ant zavieckų. O čia matom, yra ratukai ir galvutės, va taip atrodo. Va taip ta konstrukcija, va. Tos pusės ir iš tos pusės. Tokie yra mechanizmai. Taip atrodo galvutės. Toks yra magnetofonas. Šitas magnetofonas turi labai daug gedimų. Aš jų suskaičiavau bus ne mažiau 5. Bandykime įjungti. Pradėjo suktis. Įjungs 19 greitis. Bandam prasukti juostą, va. Mum net neįsijungi. Prasukims tik trupučiuko sujodva šitas ritinėlis, bet nieks neįsijungi. Į kitą pusę irgi neveikia. Bo. Turi sukti šits, nieks nesisuka. Nu, ko padarys, nesisukti nesisuk. Nieko čia nepadarys. Dar buvo nustatyt, ką viens kanalas neveikia. Arba veik labai tyliai. Ir buvo nustatyt, kad labai tampa juosto.